Na, va dabar mes apie jį kalbam ir man perėjo tiesiog šiurpas per nugarą, per rankas. Kaip toks žmogus gali gyventi pilnavertį gyvenimą ir šitaip jo džiaugtis. Bet taigi, kiek jam reikėjo įdėti darbo? Tai be jokios abejonės, tai žmogus, kuris gali įkvėpti daugybę žmonių. Jis pats yra šaunuolis, jis pats yra įkvėpimas bet kuriam žmogui, kuris mano, kad jo nosis per didelė ar plaukai ne tos spalvos. Bet tai yra kažkas stebuklingo ir tai įkvėpia milijonų žmonių ir tai parodo, kad žmogaus galimybės yra beribės. Tačiau dvasiškai man atrodo, kad tai yra turbūt turtingiausias žmogus, kokį man gyvenime teko matyti, girdėti. Niko Vujičičius. Žmogus stebuklas. Įrodęs pasauliui, kad nieko nėra neįmanomo. Jau rugsėjo 30 dieną Žalgirio arenoje. Konferencijos televizija, Lietuvos ryto televizija.